Okei, tai sveiki visi, tai parekepinsiu šiandieną. Šiandien nieko neteikinau, tai trumpas rekepas bus, tai pradėkime nuo to, kad market open 16 tram. Ir mano biasas buvo bullish. All-time high'as esam dėl to. Ir ką buvau pasižymėjęs, pradžiai tai šitą fair value gap infilintą. Tai čia gal 4 valandų, jo, 4 valandų, nu, to šitas. 4 valandų infilintas fair value gapas, į kurį dabar ėjom, bet per market openą į nieką neėjom. Tiesiog buvom šitam range, laukiau, kol breakoutinsim. Ir tada gal targetint va tuos all-time high'us. Per šitą manipulationą neieškau realiai moves'ų, nes buvo labai didelis consolidationas ir nebuvo jokių fair value gap'ų apačioj, nuo kurių galim pakeisti trendą bearish. Tai laukiau, kol biškį pasiformuos price actionas. Tada suformuoja šitas 5 minučių fair value gap'as, į kurį neėjom. Bet būčiau norėjęs longo, kai būtume įėję į šitą ir tada inversas ir tada longas. Targetinčiau arba all-time high'us arba tiesiog 1 RR. Bet žodžiu, iki pat viršaus nepadarėm nei vieną entry. Laukiau 15 minučių fair value gap'o filo. Arba šito, arba šito. Gal neteikinau nuo čia trade'o. Tai dėl to, nes... Kodėl aš neteikinau. Ai, nu jo, nes turėjom aukščiausią time frame'o fair value gap'us, foto šitus, kurios prieš teikinant longą norėčiau invalidatint. Arba jeigu būtų rejection blokas, tai tada norėčiau, kad jis būtų bullish. Šiuo metu jis buvo bearish. Tai nuo rejection bloko trade'ų neieškau. Nu gal būtų čia kažkur trade'as, bet jau šiuo metu, tuo metu marketus nežiūrėjau. Galim pažiūrėti, ar bus 3 sekundžių fair value gap'as. Oi. Jo, buvo auto šitas. Jo, auto šitą invalidatinam. Galim šitą čartą tiesiog parodyt. Kažkur auto čia buvom. Tai tiesiog splosas kažkur čia ir tiesiog 1 Va čia break even. Norėjau būtų playoutina. Tai neblogai visai. Neblogas būtų trade'as, bet sakau, jau tuo metu nebežiūrėjau marketų. Nelabai patiko šiandienas price actionas. Tiesiog ripinom. Ir daugiau nebeturėjom nieko, ką ten targetint. Ir jo. To pradėjom dumpint. Šito move'o nebūčiau pagavęs pagal savo stratą. Bet jo, dabar jam tą 4 valandų fair value gap'ą. Ir jau manau galim toliau pradėti kilti. Bet jau tokiu metu nebetreinu, tai šiandien viskas. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tai ką, sumatysim kitą kartą.